Beveik jau prasidėjus šiltajam sezonui, visi ima skubėti. Verslininkai derinti lauko kavinių leidimus ir skleisti didžiulius skiečius, gyventojai rašyti daug skundų apie būsimuosius girtus triukšmadarius, savivaldybė viską tikrinti ir viską prižiūrėti. Kažin, kurie skuba greičiau, o kurie skuba lėčiau. Dažniausiai pasitaikantys tokios klaidos tai yra netinkamai parengtas projektas, nepilnos apimties, pasitaiko ir kitokių nukrypimų. Tikrai planuoja, tarkim, lauko kavinę nepaliekant pėstiesiems praėjimo. Antra problema tai bus iš pačių gyventojų gaunami skundai, kad lauko kavinė dirba per ilgai, triukšmauja, girti asmenys vaikšto po kiemus, sakykime, nes senamiestis yra mažas, sakykime, bromai visur, tai ir šlapinti, sakykime, tie lankytojai. Bet principė dažniausiai skundas, kad dėl triukšmo, kad kavinė, nes prekyba viešoje vietoje yra galima iki 12 valandos, o kavinės galimai gali pažeidinėti ir dirba truputėlį ilgiau. Verslo ir valdininkų santykiai visuomet turėjo tam tikrą specifinį skonį. Juk vis dėlto valdininko parašas lemia, užsidirbsi kažką per šiltąjį sezoną su savo lauko kavinė ar nelabai. Ar lengva atitikti reikalavimus, derinti leidimus ir imtis lauko kavinių verslo? Čia išsiskiria ne tik verslo ir savivaldos nuomonės, bet ir pačių verslininkų pasisakymai. Džiaugiamės, kad tokių kampelių atsiranda daugiau, jų atsiranda tikrai ir kokybiškesnių, ir patrauklesnių. Reikalavimai iš tikrųjų gana nesudėtingi. Visų pirmiausia, kad tai jie būtų estetiškai patrauklus, derėtų prie aplinkos, ypatingai senamiestyje turime atkreipti dėmesį, būti funkcionalus ir kad jie būtų jaukus. Labai tas ilgas laikas derinimo, nes turi praeiti tiek skyrių, architektai nubraižę tą projektą, turi eiti, yra estetikos skyrius, yra architektūros skyrius, yra paveldo skyrius ir dar yra įtraukta kultūros ministerijos paveldo skyrius. Tai kaip ir labai keista, nes man atrodo, kad pilnai pakaktų savivaldybėje esančio to paveldo skyriaus. Prie įėjimų mes turim derinti kiekvienais metais, bet tai nežinau, kai gerai dirbi, kai neturi nusiskundimų niekas, tai labai viskas greitai vyksta. Sakyčiau, netgi šiais laikais savivaldybė padeda šiais klausimais. Rotušės aikštė tai vis baisėja ir baisėja. Tai va kažkaip tai nežinau, ar architektai turėtų sugalvoti ir kažkokį konkursą, ar tikrai sugalvoti tą bendrą estetinį tokį vaizdą ir sukurti keletą modulių, nes kaip gražu užsieneini ir visai net nematai, kur viena kavinė pasibaigė, kita prasidėjo. Kartais liūdina, kai tos lauko kavinės pasidaro tokios kaip kariai, monotoniškos, vienodos, su vienodais skėčiais ir vienodomis reklamomis, vienodais prekiniais ženklais. Tai tas tikrai šiek tiek liūdina. Laukdami sezono verslininkai labiausiai žiūri į kelis skirtingus dalykus. Vieni akcentuoja būsimąjį krepšinio čempionatą ir tikisi sirgalių antplūdžio, kurie jaukiai įsitaisys senamiesčio gatvelėse ir su bokalu rankoje stebės pro šalį marširuojančias dailias merginas. Kitiems krepšinis yra antrame plane, o štai į pirmą planą išeina oras, oras ir dar kartą oras. Na, o treti verslininkai apskritai rūpinasi jau net ne šiais, o kitais metais, kai atsiras visai nauji ribojimai, draudimai ir reikalavimai. Manyčiau, kad dabar tiek miesto, tiek mūsų yra toks tikslas sukurti kuo daugiau tų darbo vietų. Ir kaip mes bežiūrėsim, vis tiek yra restoranai imliausia darbo vietom sfera ir aš tikrai prašyčiau ir savivaldybės, kad kuo mažiau žiūrėtų tų konkursų, kuo mažiau formalizuotų ir dabar artėjant čempionatui tikrai leistų ir tų lauko kavinių, tegu ir metam ten pasistatyti ir kad tai nebūtų daroma tokių biurokratinių kliučių. Tais metais, pagal iš šios dienos žiūrint pozicijų, kai totaliai uždrausta alaus ir visa reklama, reiškia, iš principo reikės keisti visus skėčius, kad neliktų pagundų. Reiškia, matyt, kad ir reiks ir alaus bokalus keisti, nes negalima bus gatvėje viešoje vietoje sėdėti su alaus bokalo reklama. Bent aš jau šiandien traktuoju, nes tas atsitiko, kai uždraudė rūkyti. Ir jeigu laukia galima rūkyti, tai peleninė su užrašu taip pat negalima. Tai matyti vyks su alumi ir tada iš tikrųjų bus problemų. Lauko kavinių antplūdis tiesiogiai proporcingas saulė. Jeigu saulė šviečia, yra žmonių. Jeigu lyja, tai net ir krepšinis niekas lauko kavinėm neturės įtakos.
Tai aš dar kartą, kaip visada sakau, ir jau turbūt 101 kartą kartojasi, oras, dar kartą oras lauko kavinėm, tai yra pagrindinis aspektas.